Šiandien grybauju. Grybų nelabai daug kol kas, bet pamačiau, kad labai daug yra sraigių. Štai šitų gražuolių. Tiesiog pilna, gal jam patinka ta drėgmė šiais metais. Štai dar viena atsigulus ilsisi. Taip, kad bandysiu pagaminti prancūzišką patiekalą. Reikia pagaliau paragauti. Jau senai norėjau, tiesiog niekaip neprisirašiau. Taip, kad renkam sraiges. Sveiki visi! Šiandien darysim delikatesą, tai sraigės. Štai tokias didžiulės sraigės. Jas laikiau 3 dienas uždarytas, netaviau nieko valgyti. Per 3 dienas jos turi įsituštinti. Dabar imam ir gerai jas nuplaunam. Štai tokios. Nes ir kiekvieną dieną supurkšdavau truputį šaltų vandeniu. Kad būtų drėgna ir kad jos šliaužėtų, nes jeigu jos nešliaužės, tai tada neįsituštins. Štai visokių gabaliukų, dabar reikia gerai nuplauti jas. Labai gerai dabar jas išmaudom. Dabar užverdam vandenį ir po vieną jas metam į vandenį. Reiks pavirti 5-10 minučių. 5 arba 10. Vandens turi būti dvigubai daugiau. O štai sumažinau ugnį ir dabar visas verdam 5 arba 10 minučių. Paskui reiks nupilti šitą vandenį ir užpilti šaltų vandeniu, palaukti kol atvės ir tada bus pagrindinė operacija. Po 10 minučių nupyliau gerai vandeniu porą kartų, atšalo jos, šaltam vandenį, dabar paimam medinę tokį pagaliuką kokį nors, ištraukiam. Visą reikia ištraukti, štai taip. Jeigu nieko ten neliko, tai dedam kiautus į atskirą ir nupjaunam tą kojelę. Tai va čia va. Ir tokia liko mėsos. O čia žarnas. Žarnas dedam, išmetam tiesiog. Štai paimam. Gana nesunkiai, tik tai reikia truputį pažaisti. Ir pasukant įsitraukia. Tada paimam ir čia po šito baltu nupjaunam. Žarnas dedam, metam. Geros kriauklelės mums bus reikalingos.
sudėti atgal. Štai taip. Visai nesunkiai, tik reikia pavargti truputį. Štai tiek gavosi mėsos, delikateso. Dabar reikia gerai nuplauti gleives. Labai gerai nuploviau gleives. Dabar užpilam vandeniu. Pilu verdančiu, kad greičiau man būtų. Kuriam ugnį. O tai ugnis nedega. Dabar pilam čia sauso vyno. Dedam petražolių. Česnako. Čia kaip kokios 2 skiltelės, didelė tokia. Ir provanso žolelių. Šiaukštelį. Čia apie 50 šitų sraigių. Ir dabar virsim valandą laiko. Sūdyti nereikia, pasūdysim, kai baigs virti, nes jeigu dabar pasūdysim, tai tada bus kaip guminės. Kol sraigės verda, jeigu norim naudoti kiautus, tai užpilam vandeniu. Aš vėl pilu verdantį, kad būtų greičiau. Dedam 2 šaukštus sodos ir paverdam apie 30 minučių. Paskui reikia nupilti vandenį ir išdžiovinti. Taip. Toks patiekalas, fainas. Pamaišom kartais. Dabar pasidarysim įdarą. Supjaustam česnaką. Labai smulkiai. Čia kiek kas norit. Čia mano labai didelis, tai kaip kokios 3-4 skiltelės. Jeigu mažutės. Gal ir užteks. Dabar labai smarkiai tiesiog sukapojam. Labai smulkiai.
Dedam čia į sviestą. Taip pat imam petražolių. Kotus storus nupjaunu. Ir taip pat reikia labai smulkiai supjaustyti. Kuo smulkiau. Galima dar dėti krapų. Aš turbūt dėsiu krapų, nes krapus labiau mėgstu negu petražolės. Bet pagal receptą priklauso dėti petražolės, tai dėsiu ir petražolės. Štai. Na štai. Gavosi kažkur tai maždaug šaukštas petražolių ir šaukštas krapų. Dedam viską čia. Dedam truputį pipirų pagal skonį. Taip pat druskos. Apie 2 gramus. Maždaug pusę šaukštelio gal, paskui paragausiu. Turi jaustis truputį surokas ir dabar labai gerai viską ištrinu. Išmaišom, sutrinam, paragaujam skonį, ko trūksta. Kaip ir gerai, druskos per daug nereikia. Nu štai, dar gerai patrinsiu ir įdaras paruoštas. Praėjo valanda, išvirė delikatesas. Štai kiek daug mėsos. Dabar truputį pasūdom. Išmečiau visas žolės, nupyliau vandenį. Vos pasūdom. Labai nedaug. Išmaišom. Dabar imam kriauklę. Dedam vieną šitą skanumyną. Ir dedam sviestą. Taip. Įpyliau druskos. Dar neįpyliau. Įpyliau druskos štai ir tada padedam taip, kad nes kitaip nesilaikytų. Dedam vieną skanumyną. Lašą citrinos sulčių.
ir sviesto. Tai taip gražiai. Vieną delikatesą. Citrinos sulčių. Lašiuką. Ir sviesto. Taip. Citrinos sulčių ir sviesto. Dabar dedam į orkaitę 108 laipsnių įkaitintą ir pakepam 5-10 minučių, kol sviestas įsilydys. Pagaliau delikatesas paruoštas, dabar ragausim. Turiu štai sauso vyno, prancūzišką batoną. Imam vieną kriauklytę. Gaudom čia šitą skanumyną, desertą. Skanu. Su batonu užgeriam sausu vynu. Visai neblogai. Balius prasidėjo. Reikia mažos šakutės. Dar labai karštos kriauklelės. Taip. Sviesto. Labai skanu. Nežinau, ką panašu. Gal šiek tiek į liežuvį. Nei nieką nepanašu. Sviesto, vienu žodžiu, daug nereikia dėti, tik tai, kad būtų kaip padažas. Aš pirmą kartą dariau, tai nežinojau, kiek dėti, bet jo čia nereikia daug. Tai ištrauki. Dar pasisviestuoju, nes skanus sviestas česnakinis ir kandi. Visai neblogai. Taip, kad gaminkit. Ragaukit ir į sveikatą. Labai skanu. Tiesą sako, Lietuvoje lietuviai nevalgo šitus sraigių, nes atseit per prastos surenka, priduoda, išveža jas į Prancūziją. Ten Prancūzijoje paruošia jas, atsiunčia į restoranus Lietuvos. Ir tada valgo lietuviai, moka dvigubai didesnę kainą ar trigubai ir patenkinti. Taip, kad skanaus už lietuviškas sraiges. Ruoškit, švęskit, gaminkit, sėkmės ir skanaus. Dar nepasakiau, kad sraigės greitai genda, todėl daugiau jų pasidarius galima jas užsišaldyti. Kada norėsit, ar bus svečių, tiesiog atsišildot. Pakepat, pašildot, tai yra
10 minučių orkaitėj 108 laipsnių ir skanaujat. Švenčiat. Taip, kad skanaus ir sėkmės.